Dedam savo trumpą apžvalgą ir šiandieną turime parodyti HTC Desire HD telefoną. Palyginimui turime ir telefoną senąjį pirmtaką Desire. Ir štai galit matyti, kaip skiriasi jų dydžiai. Taip pat turime keletą atnaujinimų. Tai ne tik dydis, bet ir pakeistas šiek tiek modifikuotas HTC Sense. Taigi matome, kad galime pasirinkti HTC Sense stilių, galime personalizuoti netgi skinus, arba kitaip tariant odas lietuviškai, galime pasirinkti iš keletos siūlomų, ko prieš tai esantis Desire'is neturėjo. Galima buvo pasirinkti tik tai scenes, tai čia nežinau kaip tiksliai lietuviškai, scenos tam tikros. Čia galima ir daugiau padaryti naujajame Desire'yje. Taip pat atsiranda keletas naujų aplikacijų, tokių, kurių neturėjo ankstesnysis Desire'is. Tai viena iš tokių aplikacijų yra Car Panel. Prašo mūsų GPS-ą įjungti, galime atšaukti. Car Panel tai būtų tokia mašininė panelė, tiksliau, supatogintas meniu naudotis mašinoje automobilyje. Viskas greitai pasiekiama, pagrindinės funkcijos, tai yra telefonas, kažkas šalia, istorija, naršymų, tam tikros kryptys ir panašiai. Tai čia viena iš naujienų. Taip, Exit reikia pasirinkti. Kita naujiena, kurią turi tik tai atnaujintas HTC Sense'as, yra aplikacija pavadinimu Locations. Tik tai aš dabar jos nematau. Štai Locations. Net tą paspaudžiu. Štai Locations. Kitaip tariant, tai būtų HTC žemėlapiai. Kuo įdomi ši nauja funkcija ir kuo jinai išsiskiria iš Google Maps'ų, Nokia Ovi Maps'ų ir kitų, tai kad šitą funkciją integruotai turi ir kompasą. Tai jeigu mes vaikštome ir apsisukam, tai apsisuka ir žemėlapis. Štai. Taip pat galima naudotis navigacija, bet HTC nesiūlo nemokamos navigacijos. Navigacija kainuoja mėnesiui 8 svarai, 8,99 ar 8 tiksliai dabar nepamenu. Taip pat galime pasirinkti daugybę vietų, kažkur kažką mums arti reikia surasti. Panašią aplikaciją siūlo ir Google, tai yra Google Places. Atsiranda duomenų perkelimo paslauga, kur galima iš vieno telefono duomenys perkelinėti tiesiai į kitą. Tai yra data transfer. Tai matot, štai kokius galima pasirinkti senąjį telefoną. Tai gali būti Apple, BlackBerry, HTC, LG, Motorola, Nokia ir netgi daugiau. Tikrai labai patogi funkcija naujoji. Toliau iš funkcijų HTC Hub'as atsiranda. Net nežinau tiksliai, ką daro tas HTC Hub'as. Neišnagrinėta dar funkcija. Taip pat atsiranda Blocked Callers aplikacija, Connected Media. Ir tiek. Apie aplikacijas trumpai. Pat galim pasižiūrėti štai jo matmenis, apversti, pasižiūrėti konstrukciją. Konstrukcija tikrai labai gerai padaryta ir puikiai rankoje laikosi šis telefonas. Konstrukcija vadinasi Unibody. Tai yra iš vientiso plastiko greičiausiai padarytas korpusas su 8 megapikselių kamera, 2 lediniai pašvietimai, kurie yra naudojami kaip blykstė. Galima atidaryti dangtelį, pamatyti, kaip SIM kortelė statosi. Štai, matome, kad šitoje dalyje statosi microSD kortelė ir SIM kortelė. Labai patogu, nes nereikia telefoną išjunginėti, norint ištraukti microSD kortelę. Štai, užsideda. Šioje vietoje mes turime, baterijos dangtelį. Baterija tiesiog įsistumi, bet neatidarinėsim, nes pakankamai sunkiai užsidaro. Tai štai naujasis HTC Desire HD. Štai, dar galim palyginti su senuoju. Tarkim, apversti. Galim storumą palyginti. Štai matmenys. Ekranas naujajame eina išskirtinai tik SLCD tipo.
Ankstesnėjame buvo AMOLEDinis arba vėliau SLCD taip pat. Na, turime vat palyginimų ir kitų modelių. Tarkim, turime Huawei U8500 modelį, androidinį. Taip pat galim pasižiūrėti dydžius palyginti su 4 iPhone'u. Štai 4 iPhone'as, 3GS iPhone'as ir taip pat Samsung Galaxy S. Štai matote, kad HTC Desire HD yra šiek tiek didesnis už netgi Samsung Galaxy S. Tai štai, na, toliau pakalbėsime apie Huawei U8500.